paruošti savo klausimus, išsitraukti. Čia prie stalo buvo viena moteris, klausimą turim apie akius, kaip sakant, žinai, kai ateina laikas, kad vis gal silpninasi tavo akys. Žinoma, jeigu tu studijuoji kinų filosofiją apie gydymą ir sveikatą, tai jie sako, kad reiškia, kad tavo virškinimas yra silpnus ir tavo vėžis, kaip sakant, per daug dirba. Tai ką gali padaryti? Tai pirmiausia sustiprinti savo kaip sakant, savo natūro apie tuos organus, kaip sakant, ir tai reiškia pradėti geriau valgyti, biskį daugiau tuo pačiu laiku daugiau gert vandens ir gali daug dalykų, kur padaryti sustiprinti savo akis. Pirmiausia, gali dirbti ant kojų ir ant pirštų, bet paimi koją, kaip sakant, ir šitas tuos pirštukus, šitos 2 pirštukus, tai pradėtum čia trinti viršuje, kaip sakant, jeigu ten skauda, tai reiškia tavo virškinimas yra silpnas ir čia yra ir akių, kaip sakant, ir šitos yra 2 mažesni tie, tai yra dėl tavo ausių, kaip sakant, jeigu tavo ausiai skauda ar užsikimšus, tai pirmiausiai, žinoma, išsivalyk jas, bet tuo pačiu laiku gali pakelti energiją. Tuo pačiu laiku šičia bladder ir gallbladder, šitie pirštas, šitas yra bladder, šitas gallbladder. Reiškia, bladder, tai reiškia, jeigu čia yra nelabai gerai regėsi, tai reiškia, kad greičiausiai neužtektinai vandens įgeria, kaip sakant, o gal per daug, bet labai mažai kas per daug geria, ar negerų laikų geria, o kitas tai per daug taukų imi, kaip šičia skauda. O šičia tai dėl akių, especially žemai šičia masažuotum, žinai, šitos vietovės, kaip sakant, gali ant pirštų ir ant kojų. Tai tas padės. Paskui kitas dalykas, žinai, būtų padėta, jeigu tu, pavyzdžiui, pirmas dalykas su gimnastikas darai, taip kaip mano draugai rodė, dėl to kaklo. Tai būtum į vieną pusę, į kitą pusę, paskui atgal, priekį, paskui šitaip, paskui atgal. Kodėl tas yra svarbus? Edgar Cayce mokino, kai žmogus turi akių problemos, tai šitą exercise daryti. Dėl to šitas exercise sujudina visą tavo viršaus dalį to kaulų, kaip sakant. Ir šita dalis yra, kai negerai dirba, tai reiškia, tu turi problemų su virškinimo maistu. Tai kai pradedi įdėti daugiau cirkulacijos, tai pradeda ir gydyti tave. Paskui tavo akys turi, kaip sakant, raumenis virš 6 raumenių sistemos, kaip sakant. Gal iš tikrųjų 8, bet tai nori juos į jogos filosofiją, tai reikia pradėti gimnastikas, tai žiūrėsi į viršų ir žemyn, bet ne galvai viršų žemyn, tik tai akis į viršų žemyn, paskui 10 kartų, paskui 10 kartų į vieną pusę, į kitą pusę 10 kartų, paskui po to diagonališkai į šitą vietą, paskui į šitą vietą 10 kartų, paskui į šitos pusės, į šitą 10 kartų. Ir paskui rutulį aplink. Tai žiūrėtum šitaip, žiūrai, pereini 10 kartų rutulius, paskui atgal vėl 10 rutulių kartų. Tai tas labai sustiprina akis. Kitas dalykas, gali sėdėti prie pavyzdžiui, atsisėdi ir užsidegi žvakutę ir į tą žvakutę, kaip sakant, žiūri į tą lempą. Ir, kaip sakant, pasistatai tą žvakutę, kaip sakant, labai arti prie nosis ir nesusidegint, žinoma, savo plaukus ir žiūrėk į tą šviesą. Ir taip nieko kitko nedaryk, bet žiūrėk kokią ir skaičiuok. 1, 2, 3, pamažu, iki 100, kaip sakant. Tai
labai sustiprina akis, arba gali žiūrėti į tavo nosys priešakį. Irgi taip pat dėl skaityk tiek laiko. Paskui susistiprinti daugiau, tai blinky, kaip sakant. Mirksėjimas. Mirksėti. Ja, daryk, ir paskui gali padėti, kai gal aš nežinau, kada pas jūs ateina saulė, kartais bet čia tas nebus labai gera sistema, bet atrodo pasaulyje ne taip dažnai. Taip, bet žmonės, kur gyvena, kur saulės yra, tai iš ryto, kaip sakant, saulė kaip 1 valandą, kai tik tai pradeda keltis iš ryto, tai 1 valandą iš to laiko, tai gali žiūrėti kokią kelias minutės į tą saulę ir kiekvieną dieną, tai sustiprins tavo akis. Paskui kitas dalykas, kur gali tau padėti, tai patrink savo rankas šitai, labai sunkiai, kad būtų karšta, ir paskui uždėk ant akių ir laikyk kokią pusę minutę. Visi tie dalykai, čia yra Bates system. Bates, kaip sakant, jis sakydavo padaryti šitą kokią, jeigu turi problemų, kaip sakant, uždėk 6 kartus net į dieną, apie pusę minutės, kaip sakant. Bet sutrink gerai ir paskui uždėk. Tai tas... Close your eyes or open? Atvirom akim? Ar uždarytos akys ir, kaip sakant, tamsumoje, kad būtų relaxing. Daugumoje žmonės yra labai daug tension, tai gerai žiūrėti į nosį, paskui į tolį, kad, žinai, tavo akys gimnastikas. Daugumoje žmonės neturi gimnastikus. Paskui gali ant internet nueiti į tokį website, kur vadinasi Herbs First, H-E-R-B-S, F-I-R-S-T-First.com. Tai tenais John Christopher, jis buvo labai garsus herbologist, buvo vienas iš mano mokytojų, tai jis turėjo tokią recipe, tas recipe vadinasi eye-bright combination. Tai yra iš 5, kaip sakant, žolelių, kaip sakant, ir padarai arbatą, ir tą arbatą ne tik tai geri, bet ir į puoduką tokį, kur gali nusipirkti, gal farmacy, kur akių mazgojimo, tai įdėti tą arbatą ir uždėti ar akių ir mazgoji. Visokias akių ligas jis taip buvo išgydęs. Tai šitokį viskas gali padėti. Ir paskui kitas dalykas yra pagal, žinai, Amerikoje yra tokios expressions, kaip sakant, for instance, blind in love, stealing me blind. Apakęs nuo meilės. You know, Apvogė mane. There is a lot of your problems with vision might be related. Kokios kalbos šneku? Jūsų problemos gali būti, ką tu galvoji. Taip, žinai, tu gal nenori matyti dėl to žmonės, tavo viską, tave stumdo, tave vagia, nemalonus gyvenimas, tai tu sugalvoji, geriau aš nematysiu nieko, tu tai ir praeis. Kaip saka, nepraeis, bet, žinai, bet žmonės taip tokią natūrą turi. Tai, žinai, tai visi tie pakenks sveikato akių. Bet daug žmonių, aš žinau, kuri įsigydė visokias labai sunkias akių ligas, kaip sakant, tai ir gali pažiūrėti gerų ant internet, Bates system, labai tas su save relax, kaip sakant, kaip yra relax? Atsipalaiduoti. Taip. Ir paskui John Christopher, tai yra iš tų didesnių žmonių, kur mano nuomonė, kur, kaip sakant, buvo padėta. O tas gimnastikas, tai yra Edgar Casey ir yra jogos srity. Kitų klausimų, kur nori paklausti.